Wintermits yra labai efektyvus cheminis priedas betonui žiemą, kai temperatūra siekia net iki -12 laipsnių Celsijaus. Jis sumažina vandens užšalimo temperatūrą ir pagreitina betono bei skiedinio kietėjimo procesą. Nuo šalčio saugantis cheminis priedas Wintermit yra bespalvis skystis be ypatingo kvapo. Wintermis naudojimas užtikrina saugias betono ir statybinių skiedinių liejimo sąlygas esant žemai temperatūrai iki -12 laipsnių Celsijaus. Jis nesukelia metalinių konstrukcijų ir armatūros elektrocheminės korozijos, neturi chloro jonų. Wintermis gerai tirpsta vandenyje. Wintermit priedą į betono mišinį dedama iš anksto sumaišius su mišiniui skirtu vandeniu arba po vandens įpylimo. Rekomenduojamas Wintermis sunaudojimas yra nuo 0,5 iki 2,5 litrų 45 kg cemento priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Kai betonas kietėja esant nuo +4 iki -1 laipsnio Celsijaus temperatūrai, dozė yra 0,5 litro. Nuo -1 iki -5 laipsnių Celsijaus dozė yra 1,5 litro. Nuo -5 iki -12 laipsnių Celsijaus dozė yra 2,5 litro. Iš anksto būtina įsitikinti, kad skaldos nėra padengtos ledo sluoksniu. Šalčio sąlygomis darbo mišinį reikia sunaudoti ne vėliau kaip per 30 minučių po paruošimo. Po įdėjimo reikia uždengti, kad apsaugotumėte nuo šaltų vėjų. Skiedinio ar betono temperatūra prieš pridedant Wintermit turi būti ne mažesnė kaip +16 laipsnių Celsijaus. Galima naudoti kartu su produktu Winmit BMP skiedinio plastifikatoriumi, kiekvieną pridedant atskirai. Rekomenduojamos mišinio sudėtys esant temperatūrai žemiau vandens užšalimo taško, betono negalima maišyti su silpnesniu žaliavų santykiu nei 1:2:4. Tai reiškia cementas prieš smėlį, prieš skaldą. Rekomenduojama Wintermit išeiga yra nuo 0,5 litrų iki 2,5 litrų kiekvieniems 45 kg cemento. Laikyti vėsiose, gerai vėdinamose, ugniai atspariose patalpose, sandariai uždarytose originaliuose konteineriuose, laikytis ženklinimo. Saugoti nuo vaikų. Wintermis skystis tiesioginio kontakto metu gali sukelti odos ir akių uždegimus. Taip pat galimas kvėpavimo takų dirginimas. Dirbant su Wintermis, naudokite darbo apsauginius drabužius ir mūvėkite gumines arba neopreno apsauginės pirštines, avalynę ir prijuostę, kvėpavimo takų apsaugai naudokite respiratorių. Taip pat rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Sėkmės darbuose.